Pasaulinės sveikatos duomenimis 1 iš 4 asmenų bent kartą per gyvenimą patiria psichinės sveikatos sunkumų. Pasirūpinti savo emocinę sveikatą niekada nėra per vėlu. Viena iš pasirūpinimo galimybių – pasinaudoti gerovės konsultanto teikiamą paslaugą. Gerovės konsultantas – tai yra specialistas, turintis reikalavimus atitinkantį išsilavinimą ir baigęs žemo intensyvumo emocinio konsultavimo mokymus, kurie remiasi kognityvinė elgesio terapija. Gerovės konsultantas konsultuoja suaugusius asmenis nuo 18 metų, kuriems pasireiškia lengvi streso, nerimo, nemigos, depresijos ar psichologinės adaptacijos problemų požymiai. Kaip pavyzdžiui, sunkios ir negatyvios mintis, kurios vargina kasdienybėje, nemiga, panikos atakos, pasireiškia lengvi depresijos simptomai, tokie kaip pavyzdžiui, veikla, kuri anksčiau džiugino, dabar nebeteikia malonumo. Praradus artimąjį žmogų, taip pat asmenims, kurie nori išmokti atsipalaiduoti ir pažinti bei suprasti savo emocijas. Iš viso su klientu galime turėti maksimaliai iki 8 konsultacijų. Tačiau konkretus konsultacijų skaičius apsprendžiamas pirmojo susitikimo metu, kai įvertiname kliento psichinės sveikatos poreikius, psichologinės gerovės lygį bei rizikos veiksnius. Visos konsultacijos vyksta individualiai, taikant kognityvinę elgesio terapiją. Paskutinės konsultacijos metu aptariame, kaip vyko visas procesas, dar kartą įsivertiname bei atsakome į klausimą, ar tikslas yra pasiektas ir kokie tolimesni kliento žingsniai. Kognityvinė elgesio terapija tai yra psichoterapijos rūšis, kuri yra pagrįsta moksliniais tyrimais ir įrodymais. Kognityvinė elgesio terapija apjungia 2 terapijos rūšis – kognityvinę ir elgesio. Tai leidžia šiuolaikiniam žmogui suprasti, kaip jo mintis, emocijos, kūno pojūčiai ir veiksmai siejasi tarpusavyje. O tai reiškia, kad asmuo gali atrasti sprendimus į jam kilusius klausimus arba efektyviai spręsti kilusias problemas. Svarbiausia, ką turėtumėte žinoti, kognityvinė elgesio terapija reikalauja aktyvaus asmens įsitraukimo, noro dirbti ir dėti visas pastangas, kad problemos būtų išspręstos ne tik susitikimo metu su gerovės konsultantu, bet ir po susitikimų atliekant praktikas namuose. Konsultacijos teikiamos Gargžduose ir Priekulėje. Visos konsultacijos yra konfidencialios, anoniminės, nemokamos ir labai lengvai prieinamos. Norint patekti pas gerovės konsultantą, nereikia jokio šeimos gydytojo siuntimo, o užtenka tik iš anksto užsiregistruoti elektroniniu paštu arba susisiekti telefonu. Taigi, jeigu visa tai, ką papasakau, atitinka tavo kasdienybę ir tu norėtum gauti pagalbą, kviečiu tave pirmam susitikimui, nes kreiptis niekada nebus ir nėra per vėlu.